kaip grįžęs namo. Nėra geresnio jausmo. Aš būdamas vaikas, aš likau čia. Po kovos aš toks būnu užsivedęs, dar piktesnis būnu, tai vat, norėjau jau kovoti, jau kai ringė buvau, norėjau tada jau su juo kovoti. Norėjau kovoti, buvau pasiruošęs ir dar žiūri, tai jau durną veidą. Tai išvis man nervas paėmė, tai baimės jokios nejaučiu, nes nu ką. Ačiū vyrai, veidu į priekį į kamerą. Vaikų darželis, skirtumas tarp tų jaunuolių ir manęs yra tas, kad aš kalbu faktais. O jie kalba išgalvotais dalykais. Dabar šūdo priloja ir, nu ką, dabar reikės rėpti. Gerai. 15 подходу. Отпускаем. 3, 2, 1. Давай, Армани, когда? Дай! Давай, Грюка, Ирги, водай! Лепи, Берсавя! Лепи! Laukia gyvenimo kova! Давай! Шурманис, давай! Молодец! Pasivaikščiam, prisikvėpuojam. Šaunuoliai, lipat per save sunkiausių situacijų. Antrijų komanda. 1, 2, 3! Komanda! Šaunuoliai, bravo, paplojat savo. Ir tai 210 BPM-as? 2 kem jau buvo. 2 kem? Oho. 200, 192, 192 irgi. Kiek smūgių padarai? O kiek sakiau? Ką tu galvoji, aš nematau? Daugiau feintų! Feintai atrakina spinas! Atrakinkite tą spiną! Mes žinom rizikas, mes suprantam rizikas, mes viską suprantam. Buvo dvijonė, aš visokio heito gavau, bet taip pat, kol mes auksim, gali nusenti ir Sergejus Maslobojevas. Ir galbūt tos kovos nebus niekada, tai... O čia! Nuostabu! Neimti nuovargio. Jaučiu, norėčiau pamiegoti, bet nu ką, jau toks mano darbas, turiu tai daryti, tai mėgaujuosi to, man patinka. Čia ką? Nemaslobojaus kurtis čia. Čia geri papildai Nemaslobojaus. Tempas didelis, aiškus, užtikrintas, kad iš maišo man bėgtų kraujas, o iš jūsų ašaros. Ar aišku? Da! Galybė! Tu juk Taisonas esi, taip! Važiuojam! Niekam negali leisti gyvenime sakyti tau, kad tu negali, tu nepadarysi nieko. Visą laiką turi savo svajonės saugoti ir siekti, bet kokią kainą. Ir tau niekas negali nieko pasakyti. Geriausias pasirinkimas būna į užsienį važiuoti, į Olandiją, į Lenkiją. Buvo Olandija, buvau 130 kg stovėjau, tai po jo smūgių nežinau, ar jausiu kažkino kito smūgių, kai Glorija kovota 100 kg spyrė tau į koją iš visų jėgų, tai... O, įkykit. Dubiai, kaip ir turi būti. Prasideda apatija, nieko nebesinori, skausmai, išlenda senas neužgijusios traumos, viskas lipa lauk. Nu, bet nieko naujo, suspaudė dantis, šypsais ir kartoja savo. Visada gali būti blogiau. Ui. Nu tai visi nori irgi Sergejų pamatyti prieš lietuvį, irgi, nu visiems, tai čia šita kova yra, nu, tas, ką žmonės nori pamatyti, Sergejų kovojantį prieš lietuvį. Nes visi kiti nelietuviai būna maišai, pasirodo. Nors pasaulio reitinguose kaip ir aukštai stovi, ir Glorija kovoja, mačiau ir Livinijus dabar, kurį Cieras nakautavo, irgi Glorija kovojo, ir Hamdim berods irgi Glorija kovojo, bet pasirodo ir Glorija maišus kviečia. Laikas, nu, bet čia, nu, jis iki galo išdirbai.
Tu šaunuolis iki galo išdirbai. Ir grįžnėk prie to savo antro raundo, nes čia tavo duona, žinai, grinai yra. Kad atrodytų, kad gali. Bet, Bet iš tikrųjų negali. jo, bet, žinai, yra dauguma kovotojų yra labai emociniai, o jis labai emocinis. Tai žinai, tai būna, va, pavyzdžiui, kai būna kaip tie musulmonai, žinai, kaip būna. Kur irgi, žinai, jeigu užpau, o jeigu tik leidai, žinai, tai tada jau, žinai, eina iki smerci. Alio, Labadiena, direktoriau. gerą dieną. Trumpai. Darom 5 raundus. 5 raundus. Jeigu logiškai pagalvojant, 2 lietuviai, 6 pergalės be pralaimėjimų, kitas 3 pergalės be pralaimėjimų, kito lietuvio 95 mes neturim. Ar mes turim dar pasirinkimų su kažkuo konkuruoti dėl čempiono vardo? Nu, nelabai. Tai gerai, aš tai galiu iškart pasiklausti pas kitą pusę, aš tai užpūčiau šitą įdėmę. Net nebijau šito atsakymą iš jūsų. Ačiū Jums labai. Gerai, kas iki sėkmės vyrai. Geras dienas. Iki. O už tai aš ir vertinu šitą organizaciją. Viskas yra taip, kaip ir turi būti. Kaip jisai sakė, ten brutali yra jėga pas jį, nokotojantis, smūgiai ir panašiai. Aš noriu, kad jisai visą tai parodytų. Ir aš noriu visą tai pajusti. Ar iš tikrųjų jisai yra toks, koks jisai sako, ar tiesiog yra šnekutis. Nemanai, kad rizika tame atsiranda? Visada yra rizika. Mūsų svorėje, ten, kur yra ir greitis, ir ištvermė, ir sprogstama jėga, yra visada rizika. Viena klaida ir viskas. Bet tame ir yra šitas įdomumas visas. Ir žiūrovam, ir man pačiam. Tu pats manęs klausi, kaip dar motyvuoti, kai viską esi pasiekęs, kaip dar save motyvuoti. Tai vat, savo iššūkius kelia. Attention. 1 kilometer. Knockout. Atvykau, apsireng gražiai, išsireng gražių rūbų, nebe su treningais, o su švarkais pabūt. Reikia pasipuošti kažkaip, kad matytų žmonės, kad gražiai rengiuosi viską. O kodėl čia taip nusprendė keisti stilių? Nes reikia pakeisti, reikia kažką įnešti Magregoro biškį. Nes Magregoras su švarkais būna, tai galvoju, reikia pakeisti kažką. Ir biškį kalbėsiną noriu pakeisti, geriau kalbėti kažką. Aš jau galėsiu filmuoti man telefonu. Žiaurūs pokyčiai. Iškart gražesnis. Kovo jau laimėta. Konferencija jau laimėta psichologiškai. Balandžio 18 bus laimėta fiziškai. Nu tai aš manau, kad 5 raundam tai Ignas dar nėra pasiruošęs kovoti, todėl kad jis niekada nėra kovojęs 5 raundus. Tai čia būtų mums nenaudinga kovoti 5 raundus, nors esi nekovojęs dar niekada to. Tai jeigu duotų ateityje prasikovoti, išsibandyti save, kodėlgi ne? O jis yra jau kovojęs ne vieną kartą, tai jam yra lengviau tai sakyti, jis ir ieško pranašumų ties to. Jeigu tokius dalykus siūlo, reiškia, kažkas jam irgi nepatinka, gal jisai kažką jaučia. Su Sergejam esminis dalykas, kad jis visą laiką sportuoja, jo yra lygis aukštas, tai ir tie atitinkamai pratimai irgi būna, kaip sakant, aukštesnio pasiruošimo. Sakušnis yra, kad aš įeidinėjau į tą pasiruošimo fazę, jau dubėjau, kaip visi šviežus būna, o aš jau dubėjau, nes aš pastoviai, žinai, turiu to aktyvumo. Aš sakau, dabar čia visokie stresai, laiškai, visokie skandalai, visokie šūdai, toksai naktį neįsimėgė normaliai, toksai atsikelia kaip pagiriota, žinai. Ateini į salę, kur turiu būti šviežiakas, tai davai, draskysim, va. Tai ateini, nu gerai, tai dirbu, davai, tai dirbu, iš charakterio, darbiškai. Vaikai, kaip diena praėjo? Gerai. Ką veikėt? Gerai, darželį. Kaip pasitaraunasi tavo tais draugais reikalai? Aš sakiau labai garsiai tyliai, vis esu jėgų, rėkiau ir vis tiek O aš tau buvau sakęs, kad vyrai neturi rėkti.
Turi ramiai kalbėti. Bet jisai yra. Ir dar rajai daužė per galvą, aš jį apsaugai. O kaip apsaugai? Sakiau, ateik čia ir per to daužiau jam. Nes jisai išlipinėjo iš lovos ir visiems trenkė tik tais namam. Aš sakiau, ateik čia ir trenkiau jam. Nu, trankytis irgi gal nėra geriausias būdas, bet jeigu sesė nuskriaudė, tai mano pateisinu. Man įkaisiu. Jo, daugiau atpažįsta. Ypač vaikai daug atpažįsta vaikų. Mažų vaikų, netgi kūdikių. Ne kūdikių, bet mažų vaikų. Bazė vaikai? Moksleiviai gal. Bet būna, aišku, ir vyrų saugusių, ir saugusių žmonių irgi būna atpažįsta, daug atpažįsta šiaip. Va tokie patsukai kaip tie būna. Tikriausiai eina, sako, o Žiepulkevičius. Bet bijo prieinus fotkint su manim. Kodėl manai? Nežinau, nes mane mato tokį per konferencijas piktą kažkokį. Bet toks nesi, iš tikrųjų. Ne, aš esu toksai. Kaip ir esu, kaip ir nesu. Su kai kuriais žmonėm. Jeigu žmogus su manim gražiai, aš ir su žmonėm gražiai. Mama vieną mūsų augino. Aš broliui padėjau auginti mamai, tai mama dirbo, laukdom, kad grįš iš darbo. Ir buvo sunku, bet dabar geriau. Tai. Biški net graudina man šitas dalykas, kai kalbam apie šitą, tai. O, laba diena. Mažiuks mano. Visada mama žiūri tos komentarus blogus, man vis primena, vis sako, va ten tas, anas, aš sakau, nekreip dėmesio, jinai vis kreipia. Šiaip pasidomėta jau ir karstų kainom, nes gavau tokių palinkėjimų ir nusipirkti karstą jau, ir urną, ir visą kitą. Tai ką galiu pasakyti? Žemo intelekto žmonės ir viskas. Nes rašyti mamai tokius dalykus, tai yra amoralu tiesiog. Bet taip stipriai palaiko, aš džiaugiuosi, kad palaiko mane. Aš laimingas, kad turiu tokią mamą, viską, myliu savo mamą, viską. Kokia jos svajonė? Oi, būti pačiu geriausiu kovotoju ir nupirkti mamai namą. Kad mamai nereiktų dirbti, nes mama visą gyvenimą dirbo, tai per darbus dirbo, tai va, kad jie viską turėtų čia. Dėl mamos stengiuosi, dėl šeimos, kad mamai dirbti nereikėtų, kad mama galėtų ramiai savo gyvenime galvoti apie pinigus, nieko. Ir kad treneris džiaugtųsi manim, didžiuotųsi manim, sakytų, va, užauginau dar vieną čempioną, tai va, ir šitie dalykai, manau. O kaip jūs vertinate iš savo perspektyvos Mydijas Igną? Jis kartais gauna iš manęs pastabų, bet ir pasakau savo nuomonę, bet jam ne 10 metų. Jis įsprendžia pats. Igno ranka bus pakelta į viršų. Aš tik nuoširdžiai tikiu. O mamos širdis nemeluoja. Hello. Pas mus visą brigadą čia visus čia. Būtent taip ir mūšiu. Tik be gumų. Bando pritempti tokius dalykus, tie steroidai, kur yra faktai, kad tikrai jų nebuvo vartojama, o jisai sako, tu vartoji. Aš nesuprantu, apie ką mes kalbam. Jeigu patys Glory sako, kad patikta, nes buvo minimum bausmė nuo 24 iki 48 mėnesių. Man davė pusę minimumo. Kodėl? O būtų davę iš viso 6, arba gal net iš viso net nedavė, jeigu būčiau radęs ale iš kur atsirado. Bet, Dievas žino, mes viską pertikrinom, viską, kas buvo įmanoma, pertikrinom, 10 000 eurų ant viso šito padėjom, neradom.
Nejauti šito, kad tu ateini ten sosto ginti iš esmės. Nu, vat atėjai pasakyti prasivalyti kiemą, reiškia, atsinešai į savo fotelį, atsisėdai, nu ir dabar išspirkite, jeigu norit. Nu, tai taip yra. Ir Dominikui, ir Ignui. Jiems jau yra laimėjimas išeiti su manimi ringą. Tai čia jiems yra didžiulis iššūkis. Ir galimybė į ateitį. Aš žinomumą ir pripažinimą turiu per savo darbus, o jie turi per savo personažus. Čia 150, čia labai nedaug. Pagal jį nedaug. Iki 200 realiai galim drąsiai kelt, bet dabar, kadangi jau nebėga specifinė. Tu pakėlė šiaip. Jeigu šitaip duočiau pliuchą, tai baisiai skaudėtų, žinokit. Jau reiktų daugiau negu 10 štukų mokėtis. Gerai, labai gera kontrolė. Ir paskutinis, įsitiesk, viskas. Jo, čia irgi yra riba, iš tikrųjų paklausi patinkai pavodo, ar reikia ten to didesnio maksimumą, ar atsitaikai, kiek biomechaniškai yra tau naudinga, nes kuo didesnė jėga, tuo aišku lėtėsi, tai turi irgi pasverti tos dalykus. Tai. Kaip sakau, visur turi būti pilsoma. Vieną kartą to reikia, kitą kartą to reikia, priklauso nuo strategijos, nuo tai, ką ruoši, ką ruošiesi ir ką darai, tai... Dešimt kilų mes. Didelė įgvačiandis. Oi, labai, žinokit, labai. Ir kaip žmogaus, ne tik kaip kovotojo, kaip sportininko, bet ir kaip žmogaus. Kas jį pažįsta už salės ribų, tai gali pasakyti didelį širdis. Geras žmogus yra. Čia, ačiū. Pasme papildų, čia pilna, viskas, visokie. Čia vis pilna tų papildų, ir tu viską protestuok. Ir pasakiau, kai viskas įsiaiškina, kad viskas yra švaru, o tu supranti, kad tu virš 20 000 sukišai. Tiesiog, kad žinoti, kad yra švaru, nes, šiaip Lietuvos parduotuvėse kitaip negalėtų pardavinėti. Jeigu, ką toliau daryti? O tokie šunys, žinai, tokie, jiem blogai, kaip gerai, man kaip gerai, kad jiem blogai. Nu, tai ne šiaip. Stop. Jeigu taip kovosi, daugiau manęs neprašyk jokios pagalbos. Aš tau sakau, tu sakai, kad tu skaitei planą. Nu tai ką turi daryti? Ašgi tau pasakiau pirmą raundą, ką reikia daryti. Toliau! Susikaup! Kad nežais man tų žaidimų! Davai! Taip! Faktas, kad tai svarbiausia jo karjeros kova ir ta kova jam tiesiog visais atvejais yra labai svarbi, nes prieš tokį žmogų kovoti yra tiesiog didžiulis šansas, kada tu gali parodyti save ir manau, kad be proto gerai čia yra. 1, 2, Maslobojevas, 3, 4, sutinki kovoti? Jo. Jisai šioje kovoje kaip ir, man atrodo, daug mažiau turi prarasti negu Maslobojevas, tai jam kaip, jis dar jaunas. Taip reikia dėti gerai, nesibalansuo. Aš man bus susitarę. Teisingai, ar ne? Aš taugi buvau viskas surašęs. O taip turi dėti. Va! Gražu! Ui! Prieš 2 kartus pasaulio čempioną, Glory čempioną, tai čia nebus lengva jam tikrai, bet ir nebus labai Sergejui taip lengva, kaip čia visi galvoja. Visi prieš Igną būsit. Pauliukevičių. Bet neįsibėgėk per daug. Švilpėt! Sanė, varyk! Pagaliau galėsiu parodyti, kas esu per vyris, kad galiu kovoti su 20 metų žmonėm, kurie sportuoja, aš 4, galiu su jais konkuruoti. Nepagarba, treštokas, purvas. Norėčiau visą tai išvalyti iš savo kiemo. Attention. Knockout. Tu juk taisomas esi, taip, važiuoju!
nevartok steroidų, būk pasiruošęs, aš sutrupinsiu tavo randikulį.